Bum bum bum, Garanų gatvė 56. Pas mus yra labai didelis, labai geras ir kokybiški oliuvagis asortimentas yra. Ką turim? Pas mus yra juodas oliuvagis, žalias oliuvagis, grilio oliuvagis, bekolukos oliuvagis, horeka restoranams, namuose salatoms bekolukas yra. Taip pat turime oliuvagis, kurį mes pagal mūsų užsakymas yra marinuota su imbierė, su paprika, su jelepanos įvairius oliuvagis taip pat ir turim. Ką dar turim? Labai gerai kokybiški oliuvagis oliejus turim extra virgin iš Graikija Kreta. Kaina tik pusę litrą, kaina tik 7 euro. Labai gerai kaina ir labai gerai kokybė. Turime oliuvagės marinavimą prieskonį turim. Turime džiovintos oliuvagės, kaip matot, kuri mano mėgstamas džiovintos oliuvagės, kuri keptos oliuvagės. Ir taip pat turim oliuvagę lapą arbatą turim. Oliuvagę lapą arbatą. Čia mūsų naujiena. Tikrai labai gerai, labai kokybiški. Ir aš šiandien trumpai kalbėsiu apie oliuvagės. Man asmeniškai ir Turkijoje irgi mes daugiau valgom džiovintus oliuvagės. O šitas prekės pavadžiu, čia yra džiovintus oliuvagės. Klientas man paklauso, kodėl toks yra sausas, kodėl toks džiovintas, kur čia vandenį ir taip toliau. Čia yra toks rūšis, čia yra tikrai labai skanu. Jeigu, aišku, tu salatą padarysi, bekoluką salatą įdėti reikia, salatą padarysi paprastas oliuvagės tiktų, o tokias tiktų restoranas ir namuose salatą tokias daugiau ne. Bet jeigu valgo tik oliuvagės, jeigu mėgsta oliuvagės, pas mus tradicija yra mes ryte valgom oliuvagės, tada mes rekomenduojam tikrai yra džiovintus oliuvagės. Džiovintus oliuvagės toks išeina ir čia yra keptos oliuvagės bekolukos. Juodos oliuvagės džiovintas yra labai skanu. Aišku, čia, kadangi čia yra natūralus prekės, čia yra kažkiek yra sūrų yra. Čia druskas įdėtas, kad čia prekės kaip ilgą laiką lentynės gyventų, galiu pasakyti. Bet aš, kadangi aš ir druską irgi mėgstu, man jau kas skirtų mane. Aš galiu taip valgyti ir galiu, jeigu jums per daug druska, kiek jūs valgysit, nusimkit, atskirai lėkštę įdėkit, suplakit su vandeniu, 30 sekundžių visa druska išeina. Tada jūs paimsit tokias geras, extra virgin oliuvagės oliejus, atidarom, tiesiog ant lėkštę įdėsit ir paskui pas mus yra pavadžiu, yra tokia mišinis yra, oliuvagės mišinis, gali peperonį, ne peperonį, pipirmetį, oregano, nežinom, gal paprika kažkiek galit, paprastas mišinis, realiai galit atidaryti ir kažkiek įdėti. Gal buvo Turkija, gal viešbučiuose, gal matot. Tiesiog tada, o taip dar labai skanu išeina oliuvagės valgyti. Tuoj paragausim. Jo. Labai skanu. Labai gerai. Pas mus yra juodos oliuvagės, yra tokias ir juodos oliuvagės ir pagal dydis irgi keičiasi. Pavyzdys yra, matot, šitas didelis pakelis yra didesnė, oliuvagės kalibrė yra didesnė oliuvagės yra, kažkiek skiriasi dėl to ir kaina. Aš mėgstu, abudu labai mėgstu. Tikrai labai skanu visiems, rekomenduoju atvažiuoti Garūnų 56 arba pasižiūrėkit mūsų internetinę svetainę istanbul.lt ir užsakykit mūsų prekės. Mes dirbam nuo 7 iki 4, pirmadienį iki šeštadienį, sekmadienį nedirbam. Lauksim jūsų.